Pats didžiausias įdomumas, kai sauso maisto daviniai būna nestandartiniai. Kiek teko žiūrėti vaizdo įrašus apie kariuomenių sausiakus, tai iš NATO šalių gana toks nestandartinis unikalus pasirodė Vengrijos armijos sauso maisto davinys. Paduokit vengriškai. Įdomus įpakavimas, spalva ruda. Tokios mes dar kol kas nematėme. Forma įdomi, toks kaip piltuvėlis, tarsi sakytum, kad čia vandenėlis. Įkirpos, kad lengvai atsiplėštumėm. Bet įdomu, kodėl tokia forma. Čia gal atsiplėš jisai gražiai? Ne. Praktiškai nėra užrašų. Minimalistiškai parašyta sudėtis, ką viduje mes galime rasti. Apačioje yra galiojimo data, bet kas tikrai nepatiktų Šarūnai, tai nėra jokios informacijos apie energetinės vertės. Ir mases jokios nėra. Ai. Nors atrodo plastikas tikrai labai tvarus, panašus į lietuvišką, bet apačioje matome, kad jis yra pradurtas, pradaužtas. Pasinaudokime įkirtimo linijomis, įkirpomis. Ir nusiplėšia paprastai. Viduj. Ką mes matome viduj? Tokie trapučiai, bet jie ilgi, paprasti ir labai gražiai traiškus. Ir kad nebūtų nuobodu, spėkime, kiek tų trapučių šitame davinyje yra. 6 pakeliai trapučių. Baklažanai čia kažkokie. Magyaros, pagal geriausias tradicijas. Metalinis konservas, net parašyta metal. Galima priduoti paskui, turbūt. Koks maišelis. Citromte italpor. Bet viskas parašyta vengriškai ir velnė žin, kas čia tokio yra. Čia cukrus, čia yra kažkoks tai gėrimas. Į 1,5 litro netgi. Nu tikrai unikalus. Dar konservų, panašus į prancūzišką. Iš tos pačios NEC kompanijos paštetukas. Azijas Izek. Čia mes turime kažkokį tai ryžius su mėsytė kokią tai. Visas maišelis saldainukų su Vengrijos vėliava. Pastilė čia kaip vitaminas C, gliukozė kaip būna. Čekiškai, rusiškai. Taip ir yra. Gliukoziniai konfetai. Gliukozės saldainiukai. Štai dar vienas puikiai išlaikytas, puikiam įpakavime. Kažkoks tai paštetas. Jaučiu dar to paties skonio. Taip. 2 vienodo skonio kepenų paštetai. Kaip skanu. Atsiprašau, 3 yra, bet čia jau kitokio skonio. Uzi, elem rosti. Kai vengrių kalbos nemokai, tai labai sunku pasižiūrėti, kas šito. Atsidarysim, pažiūrėsim. Čia irgi ar paštetukas, ar kažkoks desertukas. Panašu, kad vaikiška. Nieko nuostabaus. Turime dar vieną kažkokį tai vaisių. Baklažanų ikrą kažkokią tai. Šarūno popierėlis, viskas surašyta, ką mes čia turime, viskas vengriškai, paprastai, svoriai, taip, kad Šarūnas nenubodžiautų. Ir dar turime priedų rinkinėlį mūsų mylimą. Visas didelis pakelis razinų atsidarė ir turi suvalgyti, arba jos pabyra tau visur. Ne, čia tokia priešingybė prancūziškam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pakeliai po 4 gramus cukraus. O dabar žiūrovams namuose klausimas. Su kuo mes naudosime šitą cukrų? Jeigu jūs manote, kad priedų rinkinukė liko dar 2 įpakavimai arbatos arba kavos, tai ne. Čia yra druska. Tai su kuo naudoti cukrų? Ir dar tokį kiekį mes turime iš gliukozės. Atsiprašau. Turbūt su šita arbata, kurios yra net 1,5 litro iš karto gerti. Čia turbūt visam skyriui užsipylė ir arbatos laikas. Anglai galėtų pasiimti. Čia 1,5, bet čia jau yra cukrus. Nuostabus, tikrai unikalus. Unikalus davinys. Turim drol, visą pakelį. Sudėtis šito davinį labai primena Rusijos senai davinį. Galite pasižiūrėti. Nu tikrai, labai panašus konservai. Dirolo visas įpakavimas ir netgi turim saldainiukų. Mini Black Bear. Aišku, viskas sudėta į šitą įpakavimą priedų. Maišelį tokį didelį.
Taip, pagal energetinės vertės tai čia yra paros davinys. Parą galim graužti visą šitą reikalą. Šiaip čia man labiausiai yra įdomu. Elementariai turim pasakyti, o kur dėti šiukšlės, kas liko turbūt dėti čia, šitie trapučiai jau ir taip sulūžę yra, tai juos galima išmest paėmė ir išmetė. Kaip pašildyti? Neaišku, šaukšto neturim, dantų krapštukais net nekvepia. Bet už tai turime visą paką čia. Ne tik, kad pavalgai, dar turbūt gali nuvažiuoti į turgų parduoti. Viskas tokiuose įpakavimuose, tiek šitas, nu ką, tu atsidarėjai ir viskas. Ir kur tu paskui neužsidarysi. Ir šitas irgi, rozinkos. Nu neužsidarysi, nieko. Kaip mums šildyti? Jokios instrukcijos net nėra kaip šildyti. Kaip nori, taip šildyk. Va, gavai kažkokią tai kašamą kalašą ir rūpinkis, kaip valgyti. Mes turbūt ir nešildysim, tai priesim. Tas momentas, kai nuėjai į parduotuvę, prisirinkai pilną krepšį ir išvažiavai į gamtą. Ir prisirinksi tikrai daug geriau, nes turbūt neimsi cukraus papildomai. Ragaukime, žiūrėkime, ką mes turime. Metal. Davinių magija susideda iš to, kad tu lygioj vietoj gali įsirengti puikų po to stalą pasidaryti. Paprastai. Užtat daviniuose būna ir šildymo elementai, ir kažkokie tai rankiai, su kuo mes galim valgyti, kažkur įkiša netgi lėkštes, turime ir desertą, ir pirmą patiekalą, ir atsigerti kažką tai. Galime lengvai, greitai pasidaryti šilto maisto. Kaip atsidaryti šitą daiktą? Metal. Nu, šitas turėtų lengvai atsidaryti. Prie pašteto reikia, aišku. Nu, čia tokie visiškai miltai ir vanduo. Kepenų paštetukas. Nu, skanus, nieko ypatingo tam. Kepenų paštetas. Padedant lietuviškai virtuvei ir jos įrankiams, buvo atidarytas nuostabus, nepakartojamas marmalas, daugkartinio naudojimo indelis. Daugkartinio tuo, kad jį galima parduoti arba jame užsivirti kavą arbatą, kurios čia nėra. Arba tai yra kažkokie tai. Nu šiaip, neblogas skonis. Aišku, šaukštą tai galėjo ir geresnį įdėti. Bet skonis neblogas. Žiūrėkit, yra ir šildymo instrukcija pasirodo. Šitą visą indelį reikia atsidaryti, išpilti į lėkštę ir įdėti į mikrobangų krosnelę ir šildytis. Taigi turbūt Vengrijos kariams yra išduodamos mikrobangų krosnelės ir jie visą laiką nešiojasi jas su savimi. Arba čia tankistų kokių nors yra davinys ir jų tankuose yra mikrobangų krosnelės. Kaip kiekvienam britiškam tankė yra arbatinukas arbatai užsivirti, tai taip. Kiekvieno vengro mašinoje yra mikrobangų krosnelė. Tai jeigu matysite mūsų partnerius vengrus važiuojant per Lietuvą, ir norėsit pasišildyti dešrainę, tai gali drąsiai susistabdyti ir sakyti, pas jūs turi būti mikrobangų krosnelė. Nu, šiaip visiškai normaliai šitas konservas pašiltų naudojant paprastą viriklėlę. Kodėl neįdėta sauso kūro ir viriklėlės, kaip lietuviškam? Čia ne depozitinis, ne? Irgi metal parašyta, turbūt jos visus superka, tai čia kaip bonusas kariams. Ekologija, jeigu priduodi, gauni pinigų papildomai. Štai taip atrodo košytė. Kažkas tai yra mėsytės. Labai panašu į ispanišką davinį. Čia tos mėsytės gabaliukai yra lygiai 2. Ne, 3, atsiprašau. Kadangi mes neturime kariuomenės išduotos mikrobangų krosnelės, tai valgysime šaltą. Nu, skanu, negaliu nieko pasakyti. Konsistencija gera, tikrai nesulipę. Skonis primena paprastą košę, tikrai galima valgyti ir šaltą, ir skanu. Sertės pastestum. Rizikuojam. Tikrai skanu kaip ir kitkas, bet tik tai tiek, kad turim 3 paštetus, iš kurių 2 vienodi. Pats įdomiausias dalykas,
kol kas šitame davinyje, tai yra kažkokia arbata. Vėlgi, pagal energetinę vertę tai yra paros davinys vienam žmogui, bet jis turbūt ne vienam žmogui yra, o čia vienam prisėdimui. Reiškia, susėda vienas skyrius, išsitraukia, visą pasidalina šitos, atsidaro tos konservus ir visi graužia tenais viską. Gėrimų mes turim vieną didelį 1,5 litro talpą. Taip, tą puodą visai neblogai būtų. Citromte Italpur. Šitą maišelį 140 gramų mums siūlo sumaišyti su 1,5 litro vandens. Rekomenduojama instrukcija, kuri parašyta vengriškai. 1,5 litro vandens, tai yra toks puodelis. Aišku, mes galime į gertuvę viską susipilti ir turėti visai parai 1,5 litro kažkokio gėrimo ir neturėti jokio kito vandens. Kiek? Kodėl negalima buvo supakuoti mažesnius įpakavimus? Tu galėjai maišelį, o tam maišelėje būtų kitų, tokių. Mažesnės pakuotės po 10 gramų, keliasdešimt gramų, 200 ml vandens, susipyliai. Ir geri, vieną dozę, vieną puodelį ir turėtum. Ačiū Vengrijos gynybos ministerija, kad išskyrėte mums šaukštą. Susėdęs skyrius galėtų verda vienas. Visi šneka, valgo paštetus vienodus, su vienodais, jau sutraiškytais trapučiais. Galime iš karto paskaičiuoti, kiek žmonių buvo numatyta šitas davinys vieno prisėdimo. 1, 2, 3, 4, 5. Tai čia reiškia 5 žmonėm vieno prisėdimo davinys yra. Nes tiek yra bombonkių. Cukraus yra 6 kažkodėl. Negi mes vieną bombonkę pametėm, ne? Bet druskos yra tik tai 2. Bet čia bendrai. Kadangi viską verdam vienam katile. Ten gal reikėjo ir visą maistą į vieną katilą sumesti. Ar pašildyti. Išviriai, tada kiekvienas karys gali pasiimti savo kariuomenės išduotą puodelį ir pasisemti. Bet aš pasisėmiau visai neblogai, bet praktiškai nesimato, kad aš pasisėmiau. Čia 1,5 litro. Minimum 0,5 litro dar buvo galima pripilti. Aš nuo viršaus nuėmiau. Koncentratas žiaurus. Jie dar siūlo mums cukrus čia įsidėti. Arbata tai tikrai smagi. Faina tokia, kažką panašaus turėjome lenkiškam davinyje ir tikrai šaltų metų laiku labai gerai sušildo, duoda tos energijos ir atsigerti paprastai, vandenį prasiskiedus labai faina, tik tai vėlgi, jeigu tai būtų supakuota mažesniais kiekiais. Nes taip vienas pasidaręs 1,5 litro, tai kas? Per pusryčius išgėrė, o ką gert per vakarienę? Aš čia gabaliuką porą šaukštukų įsidėjai ir kaip užsidengti. Čiagi nedaugkartinio naudojame. Cukraus čia yra per daug, bet kokiu atveju. Kur dėti šitą cukrų? Neaišku. Kadangi mes jau valgėm pagrindinį patiekalą su šitais trapučiais, jie visi yra vienodi, beskoniai reiškia neutralūs, nei saldus, nei sūrus. Aišku, galim pasidaryti sūrius. Užsidėsim druskas, bet druską ir kitur galim panaudoti, nesvarbu. Tai mes galim iš jų pasidaryti desertą. Ant šitų neutralių užsiberiam cukraus. Ir turim. Razinų dar užsidėsim. Kaip gerai. Dar džemą gali įsivirti. Jeigu čia razinų pripilsi į šitą, tai išeis džemas. Ir džemą gali užsitepti. Labai universalu, tik tai reikia visą puodų rinkinį sudėti. Tai lieka vienintelis desertas, tai yra šitos gliukozės tabletės. Labai geras įpakavimas, jau viena pabėgo nuo manęs. Gliukozės tabletės, kaip po tokios, man labai patinka, aš dažnai mėgstu irgi einant į žygį ar kažkur tai nusipirkti. Jeigu pritrūksta jėgų, paėmė, įsidėjai, sučiulpiai. Ir tikrai labai smagu, tik tai tiek, kad mes tos gliukozės čia aplinkui turim pilną ir neturim kur juos dėti. Tai kaip desertas jau vien šita uogienė, čia kitaip nepavadinsi, ne uogienė yra. Tai papusryčiavęs, tai paskui visą dieną gali šituos ėsti ir galvot, kad jie yra saldus. 10 litrų vandens tokiam kiekiu ir dar sumetam visą šitą cukrų. O tada būtų gerai. Susėdęs 5 žmonių grandis gali ir pavalgyti visą draugiškai, kūrė, kaip sakant, atmosferą draugišką, susibondina, toks team buildingo davinukas. Visi kartu išsiaiškina, kaip pasidaryti, kažkas atsineša mikrobangę, kažkas atsineša atidarytuvą, tai pabiški ir atsidaro. Šaunus tikrai
team buildingo davinys. Pirmą kartą žiūrim. Ne karinio, o team buildingo. Atsigėrus be galo saldžios citramoninės arbatos, ją mes galime pasisaldinti dar 6 pakeliais cukraus ir užkandę gliukozinių saldainukų, jos irgi reikia suvalgyti iš karto, nes čia nedaugkartinio užsegimo mechanizmas. Jeigu mes sugalvojam, kad norim dar kažką tai užkasti, galima aišku užkasti trapučių likučių arba sučiulpti saldainėlį, nes mums neužtenka gliukozės. Ir gyvenimas nepakankamai saldus. Jau kam, bet vengrų kariuomenės kariam, aš manau, kad gyvenimas tikrai yra saldus. Susėdus su komanda, 5 žmonės gali čiulpti savo ramiai, o 10 žmonių gali užsikramtyti. Čia yra vienas iš geriausių šio davinio elementų - nesaldi mėtinė kramtoma guma. Čia turbūt yra pati baisiausia sudėtis, kokią teko matyti per visą davinių apžvalgos istoriją. Patiekalai yra supakuoti į pakavimus, kurie arba lengvai deformuojasi ir lūžta, arba juos atidaryti ypatingai yra sunku ir reikia specialių įrankių, gero atidarytuvo. Dalis ingredientų yra supakuota tokiais kiekiais, kad užtektų aišku visai parai, tačiau jie supakuoti taip, kad tu turi suvartoti vienu prisėdimu. Ką daryti vėliau? Neaišku. Nėra šiukšlių valdymo. Visiškai. Jokio šiukšlių maišo, jokio šildytuvo, nors rekomenduoja viską šildyti mikrobangėje, jokių įrankių, šaukšto, peilio šakutės, jokių ugnies įžiebimo įrankių, praktiškai jokios užkandos, saldainiai, gliukozės tabletės, trapučiai, miltiniai paprasti. Meluoju, yra razinos, didelis pakelis razinų, kuris irgi pabėgs, atidarysi pusę iš karto išbėgs ir nieko nebeturėsi. Ačiū Danai. Tikrai unikalus, turbūt pats prasčiausias mūsų apžvelgtas davinys. Buvo įdomu.